Seniau gal varomi jau, ką? Nu kiek tu čia kimarinsi prie to ragelio? Kažkas su Virga negerai. Nu tai parašy, kad nesiparintų, paėmiau kvepalų. Ne, žiūrėk, visai stogą nurovė, pažiūrėk, ką rašo. Jo, papa, kiek šauktukų. Ką tu jai padarei, seniuk? Nieko. Nu kaip tai nieko? Jeigu nukabinai kažkieno paną, jeigu atmušiai, tai reiškia turi elgtis čiut geriau ir viską daryti čiut geriau, negu jos buvęs kiparinsis. A tu durnas, aš tau aiškinu, kažkas atsitiko. Nu tai varom ir sužinosim, seniuk. Kureris jau Lenkijoje, tu čia meilės reikalus tvarkai. Nėr meilės Lietuvoje. Nėr meilės. Tu pažiūrėk, apsiniaukia viskas. Lyja ištisai. Meilė kažkur Veronoje, kur Romeo ir Džiulieta. Prašau. Ačiū. Nežinau. O taip, čiuk, prieš akis. Buvo vaza, nėra vaza. Gerai, kad botsmaną pasodino. Mes dviese tą Vovką greit pagautumėm ir tai iš karto, žodžiu, tu mane supratai. Aš tikrai nieko nežinau apie tą vazą, prisiekiu, nieko. Gerai, išgerkime medą. Aš kai tave matau, man taip prisigert noris. Kodėl? Nu, ko jau čia kodėl? Kaip žmogus, kai mato skrajojantį Olandą prieš save, žinai, kaip jaučiasi. Prieš mirtį pasirodo Olandas žmogui. Visi Olandai sustoja ir rodos. Tai va tu, kiek nelaimių man atnešiai. Tėvas mano vos nenumirė, aš pražuvau. Vovka ir tasgi sukūdo, pažiūrėkit į jį. Ėst mažiau pradėjo, nieko. Aš tave į laivą turbūt paimčiau, tai tu šiais tinklais grįžtumėm, tik kriauklės būtų. Nu, išgerkim. Aš tikrai labai atsiprašau, kad aš skausmą įnešiau į jūsų namus, kad aš beširdė. Buvo beširdė tu. Ne, bet aš paskui labai apmąsčiau viską. Aš ne tokia. Ne, tu taip. Tu kitokia. Tu Vovka dabar esi. Taip, tu esi Vovka. Vovka moteris tu. Tas irgi taip sako. Aš ne, aš jau kitą ir опять 25. Vienoj pažašioj vaza, kitoj gobelenas ir nieko. Moteris meluoja geriau. Moteris meluoja geriau. Aš tikrai nieko nežinau apie tą vazą. Supranti? Aš noriu tiesiog atsiprašyti. Atsiprašyti reikia ir už vazą. Ne, aš apie save dabar kalbu. Aš noriu, kad tu man atleistum. Kaip krikščionis krikščionį. Pagaliau aš moteris. Tiesiog tu atleisk, pasakyk, kad atleidžiu. Gerai, atleidžiu. Atleidžiu aš tau. Aš nėra gyslos mani, kurios tu nebūtum perkandęs. Kokia gysla? Taip, aš visą sukandžiotam gyslom gyvenu, bet aš tau atleidžiu, su viena sąlyga. Gerai, kokia sąlyga? Aš kitaip, jeigu tu pasakai Vovkai, kad atiduotų vazą, nežinau, ką nori jam prižadėk, bet vaza turi būti pristatyta pagal adresą. Tėvas, kur kemša pipkės. Jeigu viskas aišku, mes pasimatysim galbūt dar kada. Iki. Blemba, nesuprantu. Virga dingo, su visais daiktais išėjo. Seniuk, nu ko tu stradalinį? Virgai ant tavęs visą laiką buvo. Nu, žodžiu, tu jai pofik. Jei tas rūpėjo, iškostės garažą. Galėjo bent raštelį kokį palikti. Ką aš jį padariau? Nu, nebesiparinktų. Atsisėsk, va, pasižiūrėsim, kaip kurjeris juda. Vis arčiau ir arčiau. Nebedings tas kurjeris. Aišku, nebedings. Jau visai šalia Lietuvos, seniuk. Pamatysi, krovinys bus tik rytoj, kol išdalins Marijampolį, Lytui, pakeliu dar pamiegot sustos. Ne, seniuk, pirmiausia į Vilnių atvarys, paskui jau kitur mėtys. Čia ką jis tau taip sakė? Po liubomų, seniuk, logiška. Nieko jis nesakė. Atvažiuos į Vilnių,
O, čia išdalins, o paskui važiuos per kitus miestus, pamatys. Blemba, varau iš vilkos ieškot. Nu jo. Blemba, ant šito kanalo pirmą kartą sėdim, o tu mane čia vieną palieki, tepis lydės. Čia jis. Čia garantuotų jis, kam daugiau rūpėtų. Kas jis, ką čia šneki? Seniuk, tu nebejuokink. Galvoji, kad virga čia tik dūmų uždanga. Alio? Ko tu šnipšti? Tau paranoja. Paliubomų, seniuk, paranoja. Ryčka čia. Gal įlindo, kur per nosį blakė vatėlą. Sėdimas. Čia garantuotai Ryčka. Garantuotai tu durnas. Aš to aiškinu, kad čia Ryčka. Garantuotai buvo, kam daugiau gali rūpėti, kad mes su Virga susipyktumėm. Eik. Ir blakė galėjo pakišti. Su Eigiugi pažįstamas. Jo. Šitą varau šį barą. Pala, seniuk, taigi kurjeris, tuoj sieną kerta, ten šuniukai visokie, maža kas. Nieko, praeis. Nebent tu pamiršai kvapų įdėti. Jo. Dvigubą dozę chemikalų supyliau, pamiršai. Žodžiu, viskas bus gerai, jei ką skambink. Nu taip, aš ant streso skambinsiu tau. Turiu naujienų. Į Vilnių važiuoja narkotikų partija, apdorota specialių skysčių. Veža per kurjerių tarnybą. Palaikom ryšį, man gali reikėti pagalbos. Visiškas tas Adamas Asilas, aš nesuprantu. Vaza dingo. Kur aš žinau, kur ta vaza dingo? Tai neatleido, ne? Neatleido. Avinu avinas. Vaza dingo. Telefonas. O, Donatas. Prašau. Tai ką, neatsiliepsi? Meda, kai ant taip su manim padarė, aš anom 3 dienas nekelsiu ragelio. Taigi jisai tave bare susiras. Oi. Tad aš ir į darbą neįsiu. Meda, aš visus tavo vaistus išgeriu. Taigi ten aspirinas buvo. Nieko nepadės. Man padeda aspirinas. Labai padeda. Tu įsivaizduoji? Ta beždžionė man paskambino ir pasakė, kad mano kvepalai smirda. Aš ant tiek susinervinau, nuvariau pažiūrėti namo, kas ten vyksta, radau sujauktą lovą, sujauktą iki pagrindų. Ant pagalvės buvo lūpų dažai, o mano kvepaliukus pakeitė jos kvepaliukais. Meda, aš čia pagyvensiu gerai su tavimi. Ne, tu čia gali gyventi. Aš tik nežinau, kaip Modestas sureaguos, supranti. Gerk kavą. Medutė, nu aš pažadu, aš jums tikrai netrukdysiu. Pažadu, kai pasakysit, kad išeiti, aš ir išeisiu, o jūs ten galėsit. Oi, netrukdysi tu mums. Modestas jo regi myli. Tu gerk kavą. Nenoriu, žinok, Meda, aš jaučiu širdim, kaip man į galvą ateina depresija. Man irgi depresija. Po susitikimo su Adamu, tai aš jaučiuosi kaip krokodiliukais aplipusi, kaip žvynelinė man būtų. Oi, žinai ką? Ką? Reikia procedūrų, yra tokia vieta gera. Ten mums nuims stresą. Toj paskambinsiu, nebijok, aš sumokėsiu už viską. Nenoriu. Toj. Labas, kur Virga? Nežinau, išėjo. Kur? Tai namo išėjo tikriausiai, aš nežinau. Nu, iš namų tai jinai tikrai išėjo. Šmutkės visas pasiėmė. Man nekelia. Kas atsitiko? Aš nežinau, Donatai, man reikia dirbti, atsiprašau. Reikia dirbti, ja? Klausyk. Čia tik tarp mūsų, gerai? Tai jai paskambino kažkokia mergina, prisistatė, kad tavo draugė, jos pasikalbėjo, nu ir išėjo jinai. Apie ką pasikalbėjo? Nu, jos nesikalbėjo, jos ten riejosi, dėl tavęs turbūt, ir išėjo patikrinti, ar teisybę sako. Pasakok viską, ką žinai. Tai kad aš tik tiek ir žinau. Okei. Kas tavo mokytojas? Na ir kaip sekasi? Normaliai. Gerai. Modestai, kodėl jūs pasakėte, kad jums sekasi ne gerai, o normaliai? Todėl, kad jis ne savo gyvenimą gyvena. O kieno? To savo draugo, Roberto. Tai tu už mane kalbėsi? Gal manai pamiegot? Ne, tai tu pasakok. Juk tau daugiau niekas nerūpi, tik Robertas. Man viskas rūpi, nes aš galiu.
Galvoti ne tik apie save. Aha, apie mergas. Ta seniai žinom. Jorė, būkite gerai, išeikite už durų ir palikite mus vienus su Modestu. Atsiprašau? Aš atsiprašau, bet jūs šiandien labai sudirgusi. Išgerkite kavos, vėliau aš jūs pakviesiu. Modestai, ką jūsų nuomonė jūs turite padaryti, kad galėtumėt pasakyti, jog jaučiatės gerai? Tas Robertas, mano draugas. Taip. Turi merginą. Aš noriu juos sulibdyti, bet niekas neišeina. O tai kodėl jūs norite jam padėti? Todėl, kad jis mano draugas. Štai kodėl. Be manęs nėra kam. Nu, sutinku. Jo mąstymas toks keistokas, bet geras žmogus. Ir kai tik bandau pritaikyti savo matricą, niekas neišeina, viskas griūna. O tai susipyko su mergina? Išsiskyrė. Bandau juos vėl suvesti, bet nežinau kaip. Negana to, jinai pasakė jam, Robertui, kad jinai grįžta pas buvusį vyrą. O vėliau, kai aš ją vedžiau, jinai man prisipažino, kad jam melavo. Kodėl? Tai aš irgi noriu paklausti, kodėl? Kodėl moteris taip meluoja kvailai? Gal iš nevilties? Gal ji norėjo sužinoti, ką jinai jam reiškia tam Robertui? Ne, va, spėliojate kaip ir aš. Vadinasi, nežino. Kokia nesąmonė, aš niekaip nesuprantu. Nuleiskite santykiams. Vystytis normaliai, kam tos dirbtinės kliūtis. Na gerai, jūs man dabar pasakykit. Aš turiu pasakyti Robertui, kad jinai jam melavo? Žinoma. Jigi tam jums ir pasakė, kad jis sužinotų. Čia kažkoks žaidimas? Gal aš per jautrus? Gal pernelyg susitapatinu su svetimiomis problemomis? Jorė gal ir teisė. Patarinėti lengva. Bet tiesą sakant, jeigu aš patekčiau į tokią pačią situaciją, aš nežinočiau, kaip pasielgti. Ką jūs turite omeny? Na, gerai. Aš sutikau tokią merginą, kuri man anksčiau labai patiko. Bet dabar suprantu, kad jinai man dar labiau patinka. O jeigu aš įsimylėsiu, Jorės gaila. Nesakykite. Kaip? Nesakykite. Meilė ateina ir išeina, bet jei neperžengsite raudonos linijos, jūs suprantate, apie ką aš kalbu? Nu, turbūt. Prieš tai pagalvokite apie pasiekmes. Aš turėjau vieną klientą, kuris maloniai bendravo su moterim, leido laiką, bet raudonos linijos neperžengė. Kodėl? Sakė, kad norėjo gerai jaustis ir pasiekė atmetęs bet kokį moteris išnaudojimą. Nesuprantu. Vyras ir žmona visada išnaudoja vienas kitą. Vyras išnaudoja moterį, kad jį pagimdytų jam vaikus, o moteris išnaudoja vyrą, kad padėtų juos užauginti. Bet mes neturim vaikų. Aš apie tai ir kalbu. Išmeskite iš galimų santykių bet kokį išnaudojimą. Tai lengvai padarysite, jeigu, kaip ir mano klientas, galvosite apie ištikimybę, tada gerai jausitės. Supratau, bet jau labai iš toli iš čia kažkaip užėjo. Toks jau mano darbas. Ką gyvatė atskleidė Ievai? Kad jį suvalgytų vaisių, taip? Taip. Tai eufemizmas.
Tas vaisius buvo kūno pažinimas. Uždraustas vaisius, lygus nuodėmiai, lygus seksui. Seksas – raudona linija. Užeikite. Ar jūs dar ilgai? Prašau. Modestai, jūs dabar išeikite, išgerkite kavos, mes su Jore liksim. Išeikite. Na, apie ką kalbėjot? To jums nebūtina žinot. Paslaptis? Prašyčiau. Aš jums netam moku pinigus, kad nežinočiau, apie ką kalba mano vyras tuo tarpu, kai jis mane išvarot už durų. Etika tokia. Nesitikėjau, kad visos problemos ims ir išgaruos. Davai pasidarom selfie. Aha. Iškart geriau atrodo. Žinok, man kai būna blogai, aš visą laiką čia ateinu. Visada. Tada tiesiog trykšti energija. Tokia savijauta. Jauti net kvaps kažkoks kitoks. Užuodi melisas, man atrodo, ta vonė padarė didžiausią efektą. Čakros atsivėrė. Jeigu jau kvepalai pradėjo rūpėti, reiškia depresijos nebėra. Tiksliai. Gerai, važiuojam. Važiuojam. Kaip judėjimas? Ne kažką, seniuk, nestabiliai. Tas šepetys po kaimus šliaužėje, dar Marijampolės neprivažiavo. Sakiau aš tau, kad reikia paklaust. Sakei, paklaust. Kaip aš paklaust, taigi ne aš padaviau, ką aš durną savo snukį rodį. Kaip tu? Nu, ablomas techniškai padarytas. Paskambino kažkoje pana, palojo ir ant manęs visas bačkas suvarė. Telefonu? Nu. Tai čia feikas. O tu galvoji, aš rimtai taip galėčiau? Aš nieko negalvoju, seniuk. Aš tik paklausiau. Ja. Šiukšliadėžiai, prezikas, viagra, lūpdažiai, kvepalai svetimi palikti. Aš ir pats patikėčiau. Seniuk, o tau jau reikia viagros? Klausyk, nenervink gerai. Gerai, kad nekelia ragelio, turbūt mirtinai įsižeidus. O va, tokios niekada neatleidžia. Kodėl? Todėl, kad durna. Nupirktum saldainių, gal ir atleistų. Bet kad nekiaunė, tai faktas, seniuk. Tikrai. Būtų čia sėdėjusi, niekur neišvariusi ir tave taip nuo babkių nukėlusi, kad Bele, bet tas ryškia, tai nedurnas, nors ir kaimėtis. Mašinų durėlės tai atidarinėja, tai kas jam ta durų spina? Seniuk, dabar kaimiečiai gudrus. Aš tau sakau, prisimeni tą Baranauską iš Panevėžio? Nu. Taigi plytelės klojo ant kelių šliaužėjo, o dabar, nepatikėsi, ant dienų sutikau, tačka, normali. Atidarė bagažinę, ten dviračių prikrauta. Tokių papinaujų iš Olandijos. Kai kurie elektriniai. Taigi primesk. Ferrarius pradės vokti, tuoj nebesisveikins, rankos nebepaduos, nieko. Jų, papa. Oi. Seniuk, tu koktėlius geri? Egis. Čia buvo Egis. Ir vanduo, ir šaltis.